Labą dieną visiems. Buvo klausimas, ar turime. Taip, ekologiškų statybinių medžiagų mes jau turime Lietuvoje, turime jau pakankamai senai, jau galima grįžti. Tai visų medžiagų aš nebuvo tikslas visas medžiagas parodyti, visas pristatyti, bet didžioji dauguma, kurios daugiausiai yra rinkoje pažįstamos ir kurios labiausiai yra žinomas, tai kaip izoliacinės medžiagos steiko, konstrukciniai elementai dulisolo fibrolit ir apdailos medžiagos, fasadinės sistemos, tai yra Baumit. Steiko pagrinde vokiečių holdingas gamyboje naudoja medienos ir kanapių žaliavas, kurios turi savyje FSC ir NIČ+ sertifikatą. Sertifikatas matote apačioj, nebūtinai visus, ten ne visi aišku cilpo. Beveik visos kompanijos yra ekologiškos asociacijos Lietuvoje nariai. Vienas iš medžiagų izoliacinių tai yra elastingos medžiagos, kurios tinka konstrukcijai. Tai yra Steiko Flex, Canaflex, pučiamos vatos, kurios labai tinka gerai renovacijai senų pastatų. Ir lengvai montuojas, net matote, gali lengvai montuoti moteris be jokių papildomų apsauginių drabužių, kombinezonų, respiratorių, nes neturi jokių lakių medžiagų, nuodingų medžiagų. Sutankintos ir kietos izoliacinės medžiagos, tai yra fasados, grindimai ir panašiai. Irgi taip pat lengvai montuojamas, labai paprastas montavimas, darbo instrumentai paprasti lygiai taip pat kaip dirbti su mediena. Neskubėt. Su sutankintom medžiagom galime spręsti tiek fasado, tiek grindų, tiek lubų, tiek stogo šiltinimo. Tai sumažina ir eliminuoja šalčio tiltus. Visos medžiagos yra difuziškai atviros ir jos pašalina perteklinę drėgmę iš pastato vidaus. Visa drėgmė per pastato konstrukciją išeina į lauką ir perteklinė drėgmė, kur yra, jinai pasišalina labai lengvai, nes yra difuziškai atviros, maksimalus difuzinis koeficientas yra μ5. Visos medžiagos yra labai lengvai perdirbimos, jos 100% perdirbimos, jos, jeigu yra atliekos gamyboje, statyboje, jos lengvai naudojamos, atgal galima grąžinti į gamybą, jos galima perdirbti, gaminti tą patį produktą arba kažką tai panašaus. Dvitėjinės jas grįžtam atgal, neskubam. Dvitėjinės sijos konstrukciniai elementai, tai sienos, perdangos, stogai, taip pat kaip ir ekologiškos medžiagos, taupo šilumą, taip pat ir eliminuoja šalčio tiltus, nes medienos yra labai minimaliai, standumo briauna yra atliekama ir montuojama iš konstrukcinio HDF-o, tuo pačiu medienos yra labai minimaliai. Sekanti medžiaga Dulisol, Dulisol lokeliai, Austrų koncernas, pilnai ekologiška medžiaga, taip pat visas perteklius galime perdirbti. Sprendžiamos tiek sienos, atitvarinės konstrukcijos, apatinis pastatas, matote, iškišti, pakabinti erkeliai, pakabinti atraminės sienelės ir sakyta balkonai, kurie neturi šalčio tilto iš savęs, visas yra pastatas medinis ir kvėpuojantis. Taip pat matote, kad steiko medžiagos kartu labai draugauja su Dulisoliu, taip pat papildo bendrą ekologiškumo principą, nes viskas yra medis, tiek blokeliai, tiek izoliacinė medžiagos, stogo medžiagos, jas galima tinkuoti, dirbti klinkeriu, jos tarpusavy labai gerai dera. Taip ir matome, kad yra keletą pastatų, montavimas irgi paprastas, tiek stogo konstrukcijos, tiek sienos, difuzinis koeficientas, jeigu pagal fiziką Dulisolio 4,6, steiko pats sunkiausias praeinamumas yra 5, taip kad stogo konstrukcija ypatingai matote, renovavimas yra senų pastatų, jeigu negalima seno pastato, seno stogo turim eliminuotą storį, tai galima šiltinti keliant visą mazgą į viršų. Baumit. Baumit yra Austrų koncernas, kuris turi savyje visos apdailos medžiagos, tinkai, fasadai. Viena iš problemų fasadinių sistemų ta, kad fasado tinkavimo vietoje yra uždaroma sienelė, uždaromas difuzinis koeficientas, jisai kartais didėja ir jeigu pasirinkant arba neteisingą technologinį procesą, arba neteisingas medžiagas, arba pažeidžiant kažkokios aspektus, mes uždarome plėvelę ties tinko ir vatos sluoksnių. Pasidaro plėvelė, kuri sustoja ir drėgmė nebe pasišalina. Keletą Baumit prieš tai matėte procesas, buvo prieš tai skraidė, kuri labai greit pabėgo. Tai procesas montavimo, tinkavimo ir gatavo proceso, gatavi padaryti objektai,
baumito fibrolitą. Fibrolitai yra universali medžio drožių plokštė, kuri leidžia spręsti pamatus, sienas, izoliaciją, akustiką, akumuliacinės, tiek patys steiko, tiek patys durisovio fibrolitų turi labai didelį akumuliaciją, 2100 džiaulų. Paprasti ir daugiausiai pastatai, individualūs, akustika, darželiai, įrašų studijos ir panašiai. Ir kitos medžiagos, kurios pamatot lietuviškos nuotraukos, tai yra perdirbimas, tų medžiagų perdirbimas yra didelė problema. Tai yra rastis namas apie kurfleksų, pelėsis, ką minėjo, pažeistas technologijos procesas ir medžiagų perdirbimas labai didelis yra tvaraus miesto. Tas, kas yra perdirbti medžiagas, yra pakankamai sunku, tą patį polistirolas, stiklo vata ir panašiai. Na ir keletą sertifikatų, kuriuos galima rasti mūsų puslapyje. Ačiū visiems uždėmesį, jeigu bus klausimų, mielai atsakysiu. Turbūt sutiksit, kad didelę dalį kaštų sudaro energijos sąnaudos pastato ir per visą jo gyvenimo laikotarpį susidaro tikrai nemažos sumas, o taip pat ir įtakojama aplinka. Norėdamas pademonstruoti, kaip galima sutaupyti energiją, aš paėmiau pavyzdžių nemažą biurų pastatą, kurį teko mūsų įmonėje analizuoti, kaimyninėje mūsų šalyje. Ir jo pagrindu pateiksiu dvi modernizavimo galimybės, kurių viena mažesnį potencialą turi, o kita didesnį. Biuro pastatas 8000 kvadratinių metrų ir jis yra 10 metų senumo. Šildymo, ne tik šildymą, bet visa sistema, jinai yra tokia, šiluma tiekiama iš tiekėjo. Šalčio gamyba yra kaip ir įprasta šalčio mašinomis, čileriais. Yra įdiegti rotaciniai rekuperatoriai ir visas pastatas yra viduje šildomas ir vėsinamas ventiliatoriniais konvektoriais arba kitaip fankoidais. Galima pasirinkti būdą taupyti energiją įdiegus dažnių keitiklius vėdinimo įrangai. Tai leistų sutaupyti mums šilumos, šiek tiek ir elektros sąnaudų. Arba galimas kitas modernizavimo variantas, tai įdiegti šilumos siurblių sistemą, gruntas vanduo, ir įdiegti naujus rekuperacinius įrenginius ir įdiegti vietoj ventiliatorinių konvektorių lubinį šaldymą ir šildymą. Kaip matosi, galima sutaupyti labai didelį energijos dalį. O kaip galėtų veikti šildymas ir šaldymas, tai šildymas žiemą šiluma tiekiama iš geoterminių zondų ir tuo pačiu yra kraunamas šaltis į geoterminius zondus, kad būtų šaldymo sezono metu, tai yra vasara, panaudojamas šaltis ir atvirkščiai pakraunama šiluma į geoterminius zondus. Ir ciklas kartojasi. Šiuolaikinius rekuperatorius su priešpriešinio srauto šilumokaičiu leidžia sutaupyti ir šilumą, ir dėka ventiliatorių, kurie turi EC technologijos variklius, gali sutaupyti didelę elektros energijos dalį. Kaip veikia šaldomos ir šildomos lubos, tai šildymo sezono metu vamzdelių sistema išvedžiota lubose atiduoda šilumą spinduliavimo būdu į apačią, o šaldymo sezono metu, tai yra vasara, absorbuoja sklindančią šilumą nuo prietaisų ir nuo žmonių. Lubinis šaldymas ir šildymas yra labai palankus, nes turi privalumų, tokių kaip didelės galimybės panaudoti atsinaujinančius energijos šaltinius, aukštas efektyvumas, nereikalauja priežiūros, aukštas komforto lygis, ką rodo ir paveikslėlis, profesoriaus Fangerio tyrimai,
kokios sistemoje žmonės mažiausiai skundžiasi. Tai sistemoje su vėsinamom lubomis ir išspręstų vėdinimu yra tik 5 procentai nepatenkintų. O nepatenkintų visada būna minimum 5 procentai. Dėl to galime sakyti, kad yra visi patenkinti šitą atveju. Ir susumavus visus rezultatus mes matome, kaip pastatą galima paversti žaliu, nes tiek šilumos poreikis, tiek elektros poreikis, tiek eksploatacijos kaštai, tiek CO2 emisijos, tiek pirminės energijos poreikis yra gerokai mažesnis, jeigu inžineriją visą suprojektuot nuo pradžių iki galo ir suderinti su pastatu. Ačiū.